Sveiki gyvi, tai šiandien video pradedam prie Grūto parko. Šitas netaip žodis, negeris. Smagu, jo vėl akmuo. Visi nudžiuvę, visai skanus. 43 km ir taip, tai čia yra sovietmečių parkas. Visokiausios statulos iš sovietų laikų. Tai va, toks muziejukas. Šiaip visai prikolna būtų nuvaryt, bet šiandien ne to atvažiavom, o atvažiavom su dviračiu. Nusikraunam dviračius ir važiuojam. Va, viskas. Pajudėjom. Tikrai įdomiai skamba, bet dabar judam link Druskininkų. Kaip matot, aš nesu dirtuku, kaip praeitais metais. Taip, tai viskas pasikeitė ir dirtuko nebėra. Jis jau yra parduotas, o dabar turim tokį naują Haro dviratuką. Žinau, man patinka. Dabar pažiūrėkit, kur stabdžiai? Nėra stabdžių. Va, Greitį turbūt patys matėt. Smagus ir didelis. Tai turiu suprašymą. Parašykite komentarus, kokį vardą duoti šitam dviratukui. Parašykite komentarus ir tada aš išsirinksiu patį geriausią. Jeigu neklystu, esame Druskininkuos. Tai vat, sveiki atvykę į Druskininkus. Lojimai. Įvažiavome į parką ir dabar važiuosim, pasivažinėsim po tokį parkiuką. Kaip čia visur parkas, bet žiūriu, jau keletą Mykolo Čiurlionio darbų mačiau. Ten irgi vienas matosi, privažiuosim, parodysiu. Va, neaišku, jei matysis, tai čia privažiuosiu. Va, darbas. Važiavom ir žiūriu pastatas. Ir atspėjau, čia yra mineralinio vandens, tai tam šau dviratuką ir varom atsigersim. Įėjus į vidų matom, kur galima atsigerti vandens ir įvairius gražius vitražinius langus. Man tai gražu tikrai, spalvota ir gražu. Turi mineralinio, šitas netaip gazuoti, čia negazuoti čia. Tiesiog druskų. Čia yra mažiau, o kitoje pusėje labai saus. Nespėjom net normaliai pavažiuoti ir privažiavom prie kažkokio grožio šaltinio. O tai vadinasi, čia negalima šito vandens gerti ir negersim. Važiuojam, sėdam ant dviračių ir važiuojam toliau. Ir be to privažiavom prie Druskininkų vandens parko, kurį dabar tenais tvarko. Ir kai kurios čiuožyklos neveikia. Bet sutvarkys ir bus labai linksmas ir geras. Ir dabar lekiam toliau Druskininkų dviračių takais. Tai kaip ir smagu. Negaliu sakyti, kad nesmagu, nes tikrai smagu ir gražu ir gera. Atsiplėš nuo to miesto. Važiuodami pakeliui pamatom tokį krantelį. Gražu visai. Čia galbūt Nemunas, o gal ir ne, tiksliai nežinau. Ką, važiuojam. Tokių gražių miškų ir tokia gražia vieta. Tai tiesiog pasaka. Galima džiaugtis ir gražėtis šio mišku ir žaluma. Atvykome prie, man atrodo, Velnio akmens, tai štai nemažas akmenukas. Turiu idėją, tuoj tą ir padarysiu. Jo, Velnio akmuo, užlipsim. Nuvažiavom nuo to akmens miške ir dabar važiuojam tokiu kaimu, galėčiau pasakyti. Svarbiu šitos malkos. Namai apgriuvę visokios, senoviškesni. Išvažiavę iš kaimo, iš kaimelio patenkame į mišką ir važiuojame juo ir toliau grožimės pavasario atmosferą. Hei. Ir mes jau nuvažiavome
22 km, oje. Ir važiuojame į stovyklavietę. Oje. Tenai sustosime, įkalsime arbatos ar kavos. Ir nieko nelaukdami mes lėksime į Druskininkus. Prieš keletą minučių buvome sustoję pailsėti poilsiavietėje. Na, o dabar važiuojame į Druskininkus, iki kurių liko 2,5 kilometrai, gal biškį ir daugiau. Kai važiuodavau snaigės, tai būdavo linksmus ir sniegingi kalnai, o dabar su dviračiu. Nu, ne nuo to, kur esu važiavęs, bet tiesiog nuo stataus ir linksmo kalno. Va tai va. 3 kilasų. 3-2. Easy. Lekiam toliau. Po visai netrumpo keliuko, po beveik, po 27 kilometriukų mes pasiekėm Druskininkus. Ir tenais Ausuotųjų Kragų šiaip šitas lizdas, bet keista, aš dar nieko nemačiau, kad tuščia ir jie ten lizdą pasidarė. Prikolas, nu bet to pačiu ir smagu. Tai va, einam dabar, važiuojam į patį miestą Druskininkų ir pažiūrėsim tenais gal narcizus. Atvažiavom prie tų narcizų, bet ką aš matau, visi nudžiuvę. Palaukit, ratukų apsukom, bet tikėjausi tokio vaizdo, ne naujiena visiška. Bet tai ant tiek. Eik tu savo. Ką žinau, užskaitykim. Pamatėm bent kelis tos narcizus. Kad ir nuvytę realiai, bet vis tiek yra keletas. Bet ne taip kaip nuotraukos ar kažkur. Tai kas yra internete, dar kartą pasikartosiu, tai tiesiog dažniausiai nebūna tikrovė arba būna kažkaip kitaip. Aš neskau, čia jam nebelaikas, bet tikrai kaip internete ten su filtrais ir ne taip atrodo. Tai su narcizais atsisveikinom. Šiaip aš manau, kad galiu parekomenduoti ir jums atvažiuoti kažkada, kai jie žydi. Pavasario, ne tokių laikų, ne pavasario gale, o pavasario vidury, man atrodo, pats tas jiem. Tai turėtų būti gražu, tai tikrai rekomenduoju ir tikrai siūlau. O dabar važiuojam į kebabinę pavalgyti kebabų, nes aš tai užšalkęs. Ir tada lėksim beveik 7 kilus iki mašinos. Ir viskas, finišuosim. Šiandiena bus čia ir užbaigta, ir smagiai ir prasmingai praleista. Tai nieko nelaukdami lekiam prie kebabinės. Turim kebabą. Visai skanus. 9 iš 10. Tai skaniai pavalgėm kebabus. Kurortų užkandiniai tikrai rekomenduočiau paragauti. Tai jeigu šitą važiuosi, tai va čia prie iki yra. Iki ir tenais šalia Maxima, man atrodo. Ir dar toliau Senukai. Tai jeigu važiuosi kažkada pakeliu ir norės kebabų, tikrai rekomenduoju išsukti. O mes varom toliau. Tai kebabai buvo tikrai skanus. 9 iš 10, kaip ir sakiau, tikrai tiek vertinu. 9,5 gal ir tiek duot, nes labai skanus, tiesiog. Iš mano valgytų kebabų 3 vietą duodu. Tai nes pirmoji yra Jami kebabai, antroji yra Vengrijų kebabai, o trečioje šičia kurortų užkandiniai. Tikrai patiko, tikrai skanus. Mes važiuojam link ten, kur palikom savo automobilį. Tai dabar važiuojame vėl tais vingiuotais keliukais. Va taip, smagiai. Vingiukais. Ir po truputuką judam link mašinos. Ir jau turim beveik 5 kilometrų.
Tai šiandien toks atstumas ne pats didžiausias, bet aišku toks ne pats ir mažiausias. Vidutinis. Kiam? Aš manau tikrai normaliai, bet dar mes negrįžom. Tai dar tikrai iki Grūto parko davažiuot gabaliukas mažas, bet yra. Nu ir viskas. Ir žygis bus įveiktas. Tokiais greičiais lekiam. Pasaką galiu pasakyti. Va tai va, tik tai va. Priekt, op! Va! Net vėjukas pučia nuo tokio didelio greičio. Bet šiaip smagu labai. Nu ką, tai viskas, finišavom, biškis vėlės, bet vėjas nėra. Tai va, už manęs toks. Tai taip, tai Haro, kaip ir sakiau, toks visai neblogas. Ratukai. Rėmas 19, man atrodo, kaip čia pasakyti tiksliau. Stabdžiai yra ir, aišku, kas geriausias Sigma šitas. Nu, nežinau, čia gerai matosi užrašiukas, bet va. Ai, tai šiandien įveikėm 43 km ir lygiai 300 metrų. Tai puikus žygelis, smagus. Nu ir viskas, tai aš manau, mes galim su jumis atsisveikinti ir